sakau, aš nenoriu aptarinėti prie svetimų. Palauk, tai ką, Jūratė svetima? Ha? Miško klausimų, jinai yra svetima. Tegu savo mišką žiūri. Vainu aš arbatos padaryti. Jūratė, gal kažkaip reikia... Mama! Jėzau. Mama! Kas atsitiko? Eiktas. Kas čia? Kas čia malkos? Nusiraminkit, aš minutėlį. Kas čia, mama? Malkų užsakei? Na ir kiek jis traukia? Daug. Ką reiškia daug? Nu, sunku pasakyti. Tarp kitko, čia vat yra straipsnis apie aukcioną, kuriame šitas paveikslas buvo parduotas. Tai ką tu čia man duodi, čia lenkiškai parašyta, aš neskaitau. Pala, čia kaina parašyta. Va, skaičiai tai turbūt ne lenkiški. O, nu, Vitoldai, rodyk klasė, kiek tavo manimų jis vertas? Nu, kokius 2 milijonus. Matai? Sakau, specas, profas yra, sertifikuotas. Tai perkat ar ne? Nu, palauk, kaip pasakys, ekspertas. Gal jūs kokiam Rusijai laikėt? Pelėsiais apie man dažai nutrupės. O tu, Silvestrai, kaip? Ačiū, normaliai. Į Ispaniją kada? Kol kas čia pabūsiu. Pabūsi. Tai girdėjau, investuoji, gal ežeriuką iš manęs paimtum su namokais. Plauk nemoku. Aš tau instruktorę padovanosiu dar jaunesnė. Turėjau vieną. Šuoliai į tolį vadinasi. Ja. Tai perkat? Bet tu baigėjai, kiek ten žiūrėsi? Tai aš jau baigiau, taip. Nu, tada pažiūrėsim, perkam, neperkam. Tai bent apie kainą pakalbėkim. Kai nuspręsim, tada ir pakalbėsim. Mašiną privalyk. Kažkoks keistas, jaučiu nepirks. Jei nusidėlės, pirksiu. Nežinau, nerimtas kažkoks. Tu tiek pinigų turėtum, irgi suvaikėtum. Rimtas, seniuk. Nelabai man patinka, bet rimtas. O, gerai, kad atėjai. Padėsi nunešti. Džiaugiesi apgavęs Ireną. O tu nesikišk. Tugi apgavai. Tu apgavai tą vargšę moterį. Turi nei tų pinigų, tegu neverkia. Ir apskaitai, kam tai durnykiai miškas? Vis tiek tu jin pat nuskreps. Kosėje, tabletės ryja. Jautiesi laimingas išvogęs mišką, ar ne? Žinoma, puikiai jaučiuosi. Tugi aferistas esi. Žinau. O tu nebijai, kad ponia Irena gali kreiptis į policiją? O ką jinai įrodys? Jinai pati man davė popierius, žalią šviesą. Negi aš dabar pasakysiu tardytojui. Taip, aš pasamdžiau kirtėjus iš Akmenės, iškirto mišką, pinigus permečiau į užsienio bankus. Jie nieko neįrodys. Kiek tau reikia duoti, kad tu nesisklaidytum? Man vogtų pinigų nereikia. Tai padėk. Nešk arbatą. O tu nuneši pats. Ir greitai tu arbatą gersi kalėjime. Tu nejuokink manęs. Viskas jau baigta. Tu manęs nepažįsti. Viskas dabar tik prasideda. Labas, Jurga. Ai, nieko, o vyram omletą kepu. Kaip tu? Rodo dėmesį? Nu, tai gerai tada. O domėjusi, kodėl jis per naktis negrįžta? Jo, tai pas draugus, tai pas tėvus. Bus kaip su pinigais. Klausyk, pas mane grįžo vyrelis ir tėvelis. Tai reikia baigti pokalbį. Jo, pasikalbėsim, susiskambinsim. Iki. Tai nepardavėt šedevro? Nu, tu baigsi mus tarkuoti vieną kartą. Tai kodėl nepardavėt? Pirkėjas pinigus namie pamiršo. Jo. O jeigu rimtai? Nu, tai ką rimtai, dukryčia, taigi tokių dalykų niekas taip staigiai neperka. Kas čia? Čia tau ne adatų komplektas. Čia reikia patikrinti. Atvažiavo profesionalas, tikras ekspertas, nufotkino, paėmė dažų mėginį, parvažiuos namo į laboratoriją, kažkur ištirs, viską pasakys. Nu, ką tu? Tu irgi už tokias babkės nepirktum taip. Nu,
Aš iš vis jokių paveikslų nepirkčiau, kam jie reikalingi. Pirktum ir dar kaip. Šlumštas kažkoks. Bet tai koks ekspertas kietas, ne? Tikras profas atvažiavo iš karto, opa, viską sudėliojo taip. Mūta, Šagalo mokinys, kaina iš karto punkšt, nustatė, viskas teisingai. Jo. Tikras profas, pirmą Labiausiai kartą. nustebino, kad kaina pasakė. Nu, matai, dukrytė, kaip viskas, su kokiais mes ekspertai susitinkam. Nu ką, reikia vėl čia užkastą, ne? Dukrytė, tu tikras profesionalas daraisi. Sakai? Aš tau sakau, taip skaniai pradėjai gaminti. Kaip tau? Nu šiaip sau. Kiaulė tu. Kodėl? Nevertini darbo. Baikit, hibrytė, baikit, tuoj būsi milijonieriais. Nu, kiaulė. Tarp kitko, šitas kiaulė irgi šeimos narys. O dabar visa šeima prie stalo. Kiaulė. Nieko, primamės tavai savo ratą. Kiaulė. Valgyk. Šals. Šmakovai! Ką padarė mano mamai? Tuoj turėsim rimtą pokalbį. Pokalbį apie ką? Apie malkas? Apie malkas dabar jau, apie malkas. Apie buvusi mišką. Šmakovas iškirto tavo senelio mišką. Ach, tai vadinasi šitos malkos, tai viskas, kas liko iš mano senelio miško? Robertėlį, nesinervuok. Svolačius. Viešpatie aukštielnikas, nu kiek aš galiu aiškyti, nu. Kirminas įsimetė. Sanitarinį valymą dariau. Aš jį užmušiau. Čia dėl kirmino reikėjo visą mišką iškirsti. Robertai, nusiramink. Stok prie durų, kad šita gyvatė nepabėgtų. Tuoj aš viską sutvarkysiu. Kas čia per du cirkas, nu. Čia yra mano ir Irenos reikalas. Ne. Visų reikalas. Taip. Dabar, mano miela šeima, mes paklausysime, kaip ponas Šmakovas kalba apie visą šitą situaciją. Gerai, kad atėjai. Padėsi nunešti. Džiaugiesi apgavęs Ireną. Tu nesikišk. Tugi apgavai. Tu apgavai tą vargšę moterį. Turinai tų pinigų jau neverki. Ir apskaitai, kam tai durnykai miškas? Vis tiek tu pat nuskreps. Kosėje, tabletėse ir... Jautiesi laimingas išvogęs mišką, ar ne? Žinoma, puikiai jaučiuosi. Tugi aferistas esi. Žinau. O tu nebijai, kad ponia Irena gali kreiptis į policiją? O ką jinai įrodys? Jinai pati man davė popierius, žalią šviesą. Negi aš dabar pasakysiu tardytojui. Taip, aš pasamdžiau kirtėjus iš Akmenės, iškirto mišką, pinigus permečiau į užsienio bankus. Jie nieko neįrodys. Kiek tau reikia duoti, kad tu nesisklaidytum? Man vogtų pinigų nereikia. Tai padėk, nešk arbatą. Nuneš čia pats. Ir greitai tu arbatą gersi kalėjime. Tu nejuokink manęs. Viskas jau baigta. Tu manęs nepažįsti. Viskas dabar tik prasideda. Tai provokacija. Čia ne mano balsas. Girdėjom. Čia Jūratė sumontavo. Įdomu, ir kaip jau tu čia mane pavadinai? Mama, jis tave durnike pavadino. Taip, girdėjau. Sakai, kad greitai nuskrepsiu, kosiju, tabletės ryjų, taip? Tu neturėjai leidimo pjauti tokius plotus. Tugi nelegaliai prasisukai. Skambinam policijai. Skambinam. Nereikia. Reikia. Aš mamą tiesiai komisarui paskambinsiu, dar telefoną turiu. Labai gerai, Robertai. Va taip. Palaukit. Mesgi galime sutarti. Ne. Va jau su šito žmogum daugiau aš gyvenime nesitarsiu. Niekada. O čia mama labai teisingai. Tiesiai į policiją, komisarui jau sėdėjęs iškart ir uždarys tave. Palaukit. O gal paklausykim, ką mūsų herojus Šmakovas nori mums pasakyti. Jis turbūt visai nenori kalėjimo. Na, iš tikrųjų, paklausom. Herojus. Gerai. Aš sutinku su visomis sąlygomis. Bet kaip sutuoktinis. Ką? Jūratė? Kaip sutuoktinis. Va dabar nereikia mums visų šitų sutuoktinių teisių. Nereikia čia kudakuot kaip višta, gerai? Nu tada sudarom taikos sutartį. Aš jį užmušiu. Robertėli. Aš sutartį sudarant. Tu pasmauk. Prašau, nesinervuok, Robertėli. O čia jau grasinimas. Yra straipsnis. Žiūrėkit! Vad nereikia mums apie straipsnius ir apie grasinimus. Mes turim įrodymus, mielasis. Sėsk. Rašysi prisipažinimą. Ir tik ne prie manęs nerisk. Čia klaupkis! Klaupkis!
rašyk prisipažinimą. O mums jo reikia kaip garantinio rašto, kad tu nedėsi koją, supratai? Rašyk. Rašyk. Kur Neško ten į krūvą prie visų. Na, kaip navigatoriai? Zašaibys. Žiūrėk, protektorius kaip slibino dantis. Kokie 10 mm. Kaip pas Godridžus. O tie tai 185 kainuoja. 100 litų pigiau, prašau. Tai va, užsivirinsim babkių čia. Nu, kaip mano mašiniukas? Gerai, aš pakeičiau vidurinę puslę ir priekinius šarnyrus. Gerai, kiek skoloj? Tai čia menkniekis. Dar išsiurbliavau saloną, tai dabar kaip bute. Nu, čia tau kosti, o geras tu žmogus. Nu, žinai, išėjai iš Galinos, žinok, tikrai normalių žmogum patapai. O šitą Galina nebuvo užėjus? O turėjo? Ne, šiaip klausiu. Turgai susitikom. Praėjo, nepažįsta, atsiai dar kažką burptelėjo panosė. Klausyk, Agnieška, tu nepyk, kad klausiu, bet o kodėl tu Vilmai pasakei, kad būktai aš jos jau nemyliu? O tu man, Kostė, dabar sąžiningai atsakyk. O ką, tu ją myli? Jeigu myli, tai vadinasi turėtų mesti garažą, taip? Mesi garažą. Nežinau. Vat jeigu garažas Vilmai priklausytų, tada būtų kitaip. Ir iš viso, kodėl visi užkliūna tas garažas? Vilma irgi sako, aš arba garažas. Tai aišku, kad garažas. Kaip nieks to nesupranta, aš nežinau. Aš suprantu, Kostė. Aš nenueinu vieną dieną į turgų. Viskas, man depresija. Man irgi, jeigu Galina manęs ir garažą neišleidžia, tai man tos dienos išbrauktos iš gyvenimo. Tai va, aš ir sakau. Užvesi autobusiuką. Gerai. Aš pasiklausysiu. Gerai, klausyk. Palauk, pagazuosiu. Gerai. Nu kaip? Nu ką tu, Kostė, ačiū, simfonija. O kur kiti navigatoriai? Pas mane garaže. Tai galim važiuoti, jeigu nori. Tai galim dabar? Tai taip, sėdam į mašiną ir važiuojam. Gerai, aš tik persirengsiu, gerai? Gerai. Tai ką, vėl tu čia? Būk tu prakeikta gyvatė tu! Nyk iš čia! Ne aš savo kailinius tik tai. Ryžą kažkokią atsirado. Galim važiuoti? Važiuojam, tu vairuosi, Kostė? Gerai, susitarėm, mažutį, važiuojam. Kodėl rašai, kad nežinai, kas iškirto mišką? Taip ir rašyk, kad nusisamdyk kirtėjus iš Naujosios Akmenės. Nu, kam tos smulkmenos? Kaip kam tos smulkmenos? Kaip kam tos smulkmenos? Viskas, kas yra diktofone, turi būti ir ant popieriaus. O tu nedingsi, vabalė tu. Taip, niekur jisai nedings. Gaila, kad aš ne komisaras dabar taip padaryčiau. Leistų susikaupti žmogui, kad teisingai viską parašytų. Žmogui gal ir leisčiau susikaupti, bet čia ne žmogus. O jūs žinot, kaip viskas buvo? Kaip? Jis nusamdė kirtėjus. Tie per keletą naktų iškirto mišką, bet jisai tam neturėjo jokių leidimų. Tai ir kirminiukų turbūt jokių net nebuvo. Kokie kirminiukai žiemą, ten kažkokie Felikso kirminiukai. Jie žieminiai. Oi, nereikia, gerai? Viskas baigiai? Rašai datą, parašą, vardą, pavardę. Dieve, na aš galėjau pagalvoti, kada nors, kad senatvėj aš apturėsiu tokį stresą. Mama, dabar jau nebe. Pasakyk tu man, Feliksai, na kodėl tu su manimi ženijasi? Kodėl? O todėl, kad jisai norėjo jūsų miško ir jūsų pinigų. Dar 2 savaitės ir šitas rupūžė būtų jums padavęs skyrybų dokumentus. Nu ką, baigiai? Viskas. Duok laisvas. Koks laisvas? Taigi jisai gali išeiti ir pabėgti? Neišeiti ir nepabėgti. O pinigus tu pervesi į mano sąskaitą. Kodėl į tavo? Kodėl jos sąskaitą? O todėl, kad jis
gali būti pavogęs visus ponios Irenos kodus. Todėl bus geriausia, kad pinigai perės į mano sąskaitą. O jį reikia uždaryti. Nu tai gerai, tai vesk tu jį uždaryk kur nors į tualetą ar į tamsų kambarį. Pašauk! Į tamsų kambarį. Labai gerai. O aš einu, surenku visus jo daiktus ir aš šitą niekšą išmesiu pro duris, aš daugiau negaliu žiūrėti, Jūratė, nebegaliu. Ramiai. Viską mes turime. Ramiai. Važiuok, Asta, važiuok, vairuok, aha. Važiuok. Šitaip važiuok, suk. Gerai, šaunuolis, labai gerai. Kaip jaučiatės? Dieve, kaip čia gali jaustis, Jūratė, kaip šitaip į dušę prispjovė. Tai gal vaistų kokių? Nereikia man vaistų, mane visokios, Jėzu, blogos mintis kankina. Uždarei? Viskas uždariau. Niekur jis iš ten nedings. Labai gerai. Robertai, ateik čia, mes su mama pasikalbėjom ir turim tau pranešti vieną sprendimą. Kokį čia sprendimą? Moteris meluoja geriau. Moteris meluoja geriau. Robertai, ateik čia, mes su mama pasikalbėjom ir turim tau pranešti vieną sprendimą. Kokį čia sprendimą? Mes su mama nusprendėm tą namą prie ežero parduoti. Taip. Kodėl? Todėl, kad Feliksas gali pretenduoti į to namo dalį, kadangi jis oficialiai yra mamos sutuoktinis. Teisingai. O kur mes gyvensim? O mes nusipirksim naują namą. Taip, Robertėlį, pirksim naują namą, suprask mane, aš negaliu ten gyventi, Robertai, mane kankins ten visą laiką baisus prisiminimai, negaliu. Teisingai, mama. Ir žinai ką? Aš mums pastatysiu naują namą. Oi, nereikia. Iš rąstų. Oi, nereikia, prašau, nereikia. Palaukit, reikia. Reikia iš pradžių sklypo. Surasim sklypą. Robertai. Kad gražioj vietoj. Robertai, mes nusipirksim gatavą namą, nes mes žinom, kuo baigėsi tavo statybos. Taip, Robertėlį, ir labai prašau, tu manęs bent šiandieną nenervuok. Pirksim gatavą namą. Na gerai, velniai nematė. Nenervuosiu. Pirkim gatavą. Bet su viena sąlyga, mama. Kokia? Tokia, kad nuo šiol kiekvieną rytą turėsi man būti įsijungus Facebooką. Oi. Ir su manim pasilabinti. Tas žinoma, Robertėlį. Aš dar tau daug žinučių prirašysiu. Ne, žinučių nereikia, tai pinigus kainuoja, užteks ir Facebooko. Ir žinote, senelio mišką mes atsodinsim, senelio garbiai, kaip sakoma. Viskas bus kaip po senovė. Koks tu geras mano berniukas. Geras mano berniukas. Oi, palauk. Ben viršaus krauk. Ant viršaus. Agnieška, viskas, čia paskutinės. Nu, Kostė, atšvesim. Kaip parduosiu? Ne, Kostė, šitaip negalima. Yra tradicija, tradicijų laužyti negalima. Reikia pirmą aplaistyti, nes paskui biznis nesiseks. Važiuojam pas tave į garažą ir padarysim kolerovį ir markėjį. Agnieška, tikrai ne. Sergi. Ne, nebegeriu. Bijau užsikabinti. O ko tu taip? Bijau garažą pragert. Supranti, Agnieška, reikia kabintis į gyvenimą. Su Galina skirsiuos reiks pinigų advokatams. Su Galina skirsies? Skirsiuos. Gal tada nustosiu juos bijot? Aha. Kostė, aš viena. Dabar mes privalom būtinai eiti pas mane, atsisėsti, apšnekėti, pakalbėti. Tu net neįsivaizduoji, kaip aš seniai svajau tokį vakarą turėti su tavim, Kostė. Kokį vakarą? Tu ir aš.
prie stalo, baltai aptiesto, žvakės dega. Ir toksai pastatytas gražus. Šaltas, rasotas buteliukas, taip nuo kakliuko rasa, taip nubėga. Agurkiukai rauginti, griežinėliais, agurkiukai marinuoti, juostelėm, lašinukas, raumenukas, pomidoriukai tokie ištraukti, kvapnus, iš sodo ir ne šiaip savo, paimi, užgeri, Kostya. Kolarovijan markė. Kostya. Kolarovijan markė. Kostya. Kostya. Aš ugnis ir aistra ir vanduo